Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Anuo metu Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė: tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė: jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakytie žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nei vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą: kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs: verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausioju kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausioju kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininkė ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs.
Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas: šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam tarė: jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė: ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė, ir tuojau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, bet kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velyko vynėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: kuo jūs jį kaltinate, šį žmogų? Jie atsakė: jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė: imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė: mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: ar nuo savęs šito klausė, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė: bene aš žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė, sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė: mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė: taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė: o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti: ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynę vainiką iš erškėčių užspaudė jam ant galvos. Apsiautė jį purpurinę skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: sveikas žydų karaliau! Ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinę skraiste. Pilotas tarė: štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį, ėmė šaukti: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako: jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš neradu jame kaltės. Žydai atsakė:
Mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, Pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorių ir paklausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada Pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi. Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi Ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbiasi karaliumi, yra Ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, Pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje, pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai Gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti, šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai Ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo. Kartu su juo ir kitus 2, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta, Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės nuo viršaus iki apačios ištisai megzta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas, jie drabužius mano dalies, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatė stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė, trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė,
atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasią. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi perdurė jam šoną ir tojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusysis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdurė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Piloto leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobulės su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas. Ir sode naujas kapų rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Prašom, sėskitės. Šiandien linkiu, kad kiekvieno žmogaus širdyje gimtų žodis ačiū Jėzau. Ačiū Jėzau už tavo kančią, už tavo mirtį ant kryžiaus ir žinoma ačiū už prisikėlimą. Šiandienos rašto aiškintojai vis dar ginčiasi iš to žmogiškos prasmės, kalbėdami apie Jėzaus teismą. Tai kasgi visgi buvo tas lemiamas žmogus arba veiksniai, kurie lėmė Jėzaus tiek suėmimą, tiek jo kančią, tiek jo nukryžiavimą, tiek jo mirtį. Kas buvo tas asmuo, kas dabar šitas atsakingas yra? Ir aiškus atsakymai yra pateikti. Tiek Pilotas, tiek visa ta pati žydų bendruomenė. Visus mes galim dėti į vieną eilę surašyti. Bet ar pagalvojam kitą mintį? Kad mano nuodėmė Jėzų nukryžiavo. Ne kažkieno kito, ne Piloto intencija, ne žydų intencija, bet mano apsisprendimas už nuodėmę štai ką padarė. Kitaip tariant, šiandien, kai mes girdėjom Jėzaus kančios istoriją, mes negalim galvoti, kažkas kitas kaltas. Kažkas kitas ten padarė, arba kažkas tai kitas nepadarė. Bet šiandien aš sakau, mano nuodėmė, štai, pasekmė Jėzaus nukryžiavimo.
Tai mano nuodėmė Jėzų užkėlė ant kryžiaus. Tai mano nuodėmė įtakojo Dievą, kad jis ryžtųsi savo laisvą valią mirti. Tuo metu pačia baisiausia mirtim, kokie žmonės galėjo įsivaizduoti. Aš buvau jums pasakojęs, sakant, kokia iš tiesų yra tuometinė romėnų, kokia yra kryžiaus, kaip čia pasakyti, paslaptis arba idėja. Kryžius yra kaip reklama. Nebandykit sukilti prieš Romėnų imperiją, nes štai va kas gausis. Ir atkreipkite dėmesį, kur Jėzų nukryžiavo. Labai matomoj vietoj. Ir nukryžiavo ne kaip kažką tai kitą, bet kaip nusikaltėlį. Romėnams jis buvo nusikaltėlis, žydams jis buvo nusikaltėlis, tiesiog nusikaltėlis. Bet Paulius, kaip girdėjom, kai meldėmės ir pabaigoj kryžiaus kelio, jis sako, graikams ir žydams yra kvailystė, bet mums tikintiems yra išganimas. Ir žiūrėkit, Jėzus, jau kabodamas ant kryžiaus, jis ką padaro? Atleidžia. Nors aš jį priverčiu žengti ant kryžiaus, koks Jėzus atsakymas? Alvydai, aš tau atleidžiu. Aš noriu, kad tu būtum mano sūnus. Aš noriu, kad tu grįžtum į tėvo namus. Štai tokia yra kryžiaus paslaptis. Ir štai taip Dievas mus myli.